žmonių. Tai dar turbūt palauksim gal porą minučių, gal dar kažkas prisijungs. Ir po 17 valandos porą minučių pradėsim susirinkimą. Tai aš galvoju, kad gal mes pradėkim, po to eigoj gal dar ir kažkas prisijungs, tai tiesiog eigoj ir įleisim visuomenės atstovus, kurie norės prisijungti. Taip, tai sveiki visi. Šiandien yra Liepos 8 diena, 17 valanda. Ir šio susirinkimo tikslas yra informuoti visuomenę apie mokslo paskirties pastato nuotekų šalinimo tinklų Brašių gatvė 54 Vilniuje statybos projektą ir vandentiekio tinklų Miežių gatvė Vilniuje rekonstravimo projektą. Šis susirinkimas yra oficiali procedūra, kurią vykdome pagal teisės aktų reikalavimus, tad informuoju, kad susirinkimo vaizdas ir garsas yra įrašomas ir bus patalpintas viešai prieinamoje platformoje. Taip pat pagal procedūrą susirinkimo dalyviai turi būti registruojami, tad prašysime visų parašyti savo vardą, pavardę, elektroninio pašto adresą ir telefono numerį susirašinėjimo langelyje, šio susirinkimo susirašinėjimo langelyje chat arba pokalbis. Arba, jeigu nenorite skelbti viešai, tuomet parašyti į gerda@archipoint.lt. Aš į susirašinėjimo langelį parašysiu savo elektroninio pašto adresą, kur galėsite atsiųsti savo duomenis. Taip. Projekto autoriai yra įmonė UAB Archipoint LT, architektai Tomas Jakovlevas, mano kolega prisijungęs nuotoliniu būdu, aš Gerda Nevulytė Grigaitė, kolegė Milda Rudgalvienė, taip pat prisijungusi, kolegė Gabrielė Karžinauskaitė ir projekto vadovas architektas Vidas Raščius. Projekto statytojai yra du - Vilniaus miesto savivaldybė bei UAB Vilniaus vandenys ir projekto koordinatorius yra UAB Vilniaus vystymo kompanija. Susirinkime dalyvauja statytojų atstovai, Vilniaus miesto savivaldybės atstovė Eglė Grigonė, Irena Čepukoitė, taip pat Vilniaus vystymo kompanijos atstovai Arūnas Stravinskas ir Brigita Rozgė. Arūnas Stravinskas taip pat pagal įgaliojimą atstovauja statytoją Vilniaus vandenys. Šio viešo susirinkimo pirmininkė esu aš, Gerda Nevulytė Grigaitė, o sekretorius Tomas Jakovlevas. Pirmiausia, pristatysime projekto sprendinius. Tuomet antroje susirinkimo dalyje atsakysime į iki viešo susirinkimo gautus pasiūlymus. Šiuo atveju gavome, čia parašyta 5, bet dar prieš susirinkimą gavome dar vieną pasiūlymą, tai iš viso buvo 6 pasiūlymai ir vienas klausimas iš 3 paklausėjų.
Ir trečia pristatymo dalis bus klausimai ir pasiūlymai viešo susirinkimo metu, kuriuos galėsite užduoti gyvai, pakėlę ranką arba parašydami chat pokalbio langelį. Taip, tai pradėsime projekto pristatymą. Pradėsime nuo projekto urbanistinės idėjos. Tai projektuojamas darželis yra urbanistiškai jau išvystytoje teritorijoje. Rytinėje sklypo pusėje vyrauja tokie stambesni 5-9 aukštų daugiabučių pastatai, o kitoje vakarinėje pusėje toks šiek tiek smulkesnis kotedžų vienbučių namų užstatymas. Projektuojamas darželio pastatas taip tarsi sujungia šios du šiek tiek skirtingus užstatymus ir urbanistiškai papildo Jeruzalės tokį savitą rajono charakterį. Kuriamas toks tarsi dantytas, išskaidytas pastato siluetas, kuris dera prie esamų aplinkinių daugiabučių užstatymo, taip tarsi čia irgi matosi tokie atsikartojimai, tokie tarsi iš segmentų, tokių susmulkintų tūrių sudėti daugiabučiai. Taip pat pats pastatas yra pozicionuojamas sklypo centre, tokiu būdu išsaugant kampuose, galuose esančią augmeniją, esamus medžius ir tuo pačiu ilgąja pastato kraštine suformuojant tokį gan ryškų perimetrą maumedžių gatvėj. Pastato tūrinė idėja. Taip pat sklypas yra tokios gan netradicinės formos, toks kaip pailgas, siauras, kas galbūt atrodytų kaip ir šiek tiek minusas, bet šiuo atveju mes tą sklypo netradicinę formą išnaudojam ir paverčiam privalumu. Tai pastatą išskaidome į tokius smulkesnius tūrius, mažesnius atskirus tūrius. Taip sukuriame privačias lauko erdves darželio grupėms. Tokiu būdu šiek tiek prisidengiam nuo gatvės ir nuo daugiabučių kiemuose esančios parkavimo aikštelės. Taip pat ta tokia išskaidyta pastato struktūra pagyvina ir maumedžių gatvės išklotinę, nes kitu atveju turėtumėm tokį ilgą vientisą fasadą, o jį išskaidant, padarant terasas, ta išklotinė tampa tokia žaismingesnė, gyvesnė. Tuo pačiu yra išnaudojamas ir charakteringas ryškus sklypo reljefas, kuris taip nuo sankryžos taip kyla link pietinės pusės, link čia esančio maumedžių gatvės skvero. Tai pastatas yra taip tarsi įleidžiamas į reljefą ir prie sankryžos yra formuojama aukštesnė pastato dalis, 2 aukštų. Nuo šitos dalies yra ir pagrindinis įėjimas, ir bendrosios darželio erdvės, o kita pastato dalis yra žemesnė 1 aukšto. Čia matote, kaip pastatas įsilieja į aplinkinį kontekstą, tai vizualizacija iš paukščio skrydžio. Ir šiame vaizde atsiskleidžia pastato tas įstūmimas, įleidimas į reljefą, tai čia matosi aukštesnė pastato dalis 2 aukštų, čia toliau yra žemesnė 1 aukšto. Taip pat atsiskleidžia ir pastato spalviniai sprendiniai, tai siekiama, kad pastatas neišsiskirtų, neišsišoktų, o labiau prisiderintų prie tokio savito, charakteringo Jeruzalės rajono identiteto. Ir norime, kad pastatas, darželis šį rajono identitetą papildytų. Dėl to apdailoms yra tokios naudojamos panašios medžiagos, tokios šiltos, sodrios spalvos. Svarbus yra ir stogo vaidmuo. Šiuo atveju jis yra gerai apžvelgiamas nuo aplinkinių daugiabučių, tad veikia kaip 5. fasadas. Stogui yra naudojama keramikos arba čerpių plokščių apdaila ir
tą stogą siekiama išlaikyti tokį kaip kiek įmanoma maksimaliai švarų nuo inžinerinės įrangos. Tad ant stogo ji yra numatoma tik tokia, kuri privalo būti atviroje erdvėje lauke. Tai yra visos ventkameros, visi inžineriniai įrenginiai, vėdinimo įrenginiai yra projektuojami rūsio aukšte, o ant stogo yra projektuojamas tik saulės panelės ir taip pat išoriniai kondicionierių blokai. Jiems yra numatomos tokios kaip stogo nišos, 3 stogo nišos, kurios yra sulygiuojamos su terasomis ir taip sukuriamas toks vientisas architektūrinis vaizdas. Taip pat inžinerinė įranga yra dar taip atitraukta toliau nuo parapeto, taip siekiant, kad žiūrint nuo gatvės jį dar mažiau matytųsi ir aptveriama analogiškos spalvos kaip stogas ažūrinė tvorele. Dar viena vizualizacija iš paukščio skrydžio, šiek tiek nuo kito kampo, tai čia taip atsiveria dar didesnis Jeruzalės rajono kontekstas ir gerai atsiskleidžia, kaip pastatas apjungia tuos skirtingus užstatymus, tai tą smulkesnį, mažesnį vienbučių, sublokuotų kotedžų užstatymą, tai naudojamas tas pats mastelis ir atsikartojantis ir šlaitinių stogų motyvai, o spalviškai prisiderinama prie daugiabučių namų užstatymo. Tas šlaitinių stogų panaudojimas irgi, kaip jau minėjau, atliepia šito rajono charakterį, taip pat dar labiau pabrėžia tą tokį tūrių išskaidymą, prastumimą ir tuo pačiu ir suteikia tokio išskirtinumo, aukščio pojūčio vidaus erdvėms. Vaizdas nuo sankryžos, tai nuo Maumedžių gatvės ir nuo Brašių gatvės sankryžos. Nors pats pastatas nuo Brašių gatvės yra šiek tiek taip atsitraukęs, siekiant išsaugoti čia augančius esamus medžius, tą sankryžą vis tiek norisi akcentuoti, kad tas pastatas formuotų sankryžos kampą. Tai tad tą siekiama padaryti tokiomis kitomis priemonėmis, tai yra numatomas pagrindinis įėjimas, būtent iš kampo, tam yra tokia kampinė didelė vitrina, kur viduje matosi pagrindinė didelė erdvė ir ta vitrina su įėjimu yra dar labiau išryškinama su tokiu masyviu kampiniu stogeliu, kur ir vieta yra ir pastato darželio pavadinimui, logotipui. Dar kaip papildomas toks akcentas yra apvalus langas. Vaizdas to pačio pastato kampo, tik šiek tiek taip pasisukus labiau iš fasado. Čia vaizdas jau iš kito pastato kampo, jau arčiau to viešojo Maumedžių gatvės skvero. Tai čia taip gerai matosi, kaip tas reljefas šitoje vietoje jau užkyla ir čia pastatas yra tik vieno aukšto. Šitame kampe taip pat yra numatomas įėjimas, jis nėra naudojamas kaip pagrindinis įėjimas, bet labiau kaip papildomas, bet čia taip pat irgi turi galimybę tėveliai atvesti vaikus, jeigu ateina nuo šitos pusės. Sklypo plano zonavimas. Tai čia tas sklypo planas yra taip šiek tiek pasuktas, čia pagal šiaurės rodyklę, tai šiaurė yra kairėje pusėje, pietus dešinėje pusėje. Taip pat pati pastato pozicija taip natūraliai padiktuoja sklypo skaidymą į kelias atskiras zonas. Pagrindinės zonos, žinoma, yra vaikų žaidimų aikštelės, jos yra 2 šiuo atveju, viena šiaurinėje pusėje ir kiek didesnė pietinėje pusėje. Šalia vaikų žaidimų aikštelių yra numatoma po 2 stoginės skirtos vaikams pasislėpti nuo lietaus ar nuo kaitros ar kokias veiklas vykdyti. Taip pat pietinėje pusėje esančio vaikų žaidimų aikštelėje yra ir tokia nedidelė sporto aikštelė pritaikyta mažiems vaikams. Ir ši zona
ši pietinė vaikų žaidimų aikštelė yra prieinama bendruomeniai darželio nedarbo metu. Tai reiškia, kai darželis nedirba, yra atrakinami šie varteliai iš Maumedžių gatvės, užrakinami varteliai į tolimesnę sklypo dalį ir šią erdvę gali naudotis vietos bendruomenė. Žalia spalva pažymėtos yra vaikų grupių individualios terasos ir kiemeliai, kur vaikai iš grupės gali tiesiogiai patekti į lauko erdvę. Taip pat sklype yra ir tokių kitų erdvių, tai pavyzdžiui edukacinė erdvė, kur yra pojūčių takas, vabzdžių viešbučiai, vaistažolių sodeliai, čia prie vaikų žaidimų aikštelės yra ir vaismedžių sodas, tad taip siekiama tas sklypą išnaudoti ir sukurti tokių įvairių vaikams naudojamų erdvių. Geltona spalva pažymėta yra automobilių stovėjimo aikštelė, į ją įvažiavimas yra iš rytinėje pusėje esančio kelio. Aikštelėje yra numatyta 14 stovėjimo vietų, tai visos šios vietos, tai yra visa aikštelė yra skirta tik darželio personalui. Tėvams yra skirtos vietos esančios Braškių gatvėje ir Maumedžių gatvėje. Šalia automobilių stovėjimo aikštelės yra ūkinė stoginė ir pusiau požeminiai atliekų konteineriai. Čia iškart parodysiu tokį jų techninį sklypo plano brėžinį, tai čia matosi ir jau kitų projektų vykdomi Maumedžių gatvės projekto darbai, tai yra visa šita gatvės atkarpa. Matosi violetinė spalva pažymėtos naujai įrengiamos parkavimo vietos. Taip akcentuoju, kad šita Maumedžių gatvė yra įrengiama atskirų projektų, kuris jau buvo anksčiau paviešintas. Dabar yra viešinamas tik darželio pastatas, kurio projekto ribos yra tik būtent sklypo ribose. Tad dar apie parkingą. Tai kaip ir minėjau, kad ši aikštelė yra naudojama tik darželio personalui, aptarnaujančiam personalui, maisto atvežimui, darželio auklėtojams, mokytojams, o tėveliams yra skirtos šios Maumedžių gatvėje įrengiamos vietos, Braškių gatvėje esamos statmeno parkavimo vietos. Šiuose vietose bus įrengiamos 15 minučių sustojimo vietos, tai tas ženklas 15 minučių sustojimų. Taip pat dar apie sklypą, tai visa sklypo teritorija yra aptverta, uždara teritorija. Sklypo išorinių perimetrų yra numatyta segmentinė tvora, didžioji dalis tvoros yra segmentinio tipo, tačiau yra tokios padarytos kelios nišos suoliukams, tai čia šitoje vietoje ties Maumedžių gatve ir šioje vietoje ties Braškių gatve. Aš gal parodysiu vizualizacijoje, kad aiškiau matytųsi. Tai čia matosi palei Braškių gatvę 4 nišos suoliukams. Už suoliukų yra numatoma medžio lentelių apdailos tvora, kad ji tokia būtų aklinesnė, suteiktų daugiau privatumo. Ir ties Maumedžių gatve čia yra numatyti 2 tokie patys suoliukai. Taip, sugrįžčiam į sklypo planą. Sklype taip pat yra numatomas toks gausus apželdinimas. 50% sklypo ploto užima apželdinta dalis. Ir tas apželdinimas yra projektuojamas įvairių tipų, grupių kiemeliuose ir dalyje vaikų žaidimų aikštelės yra numatoma veja. Kitose zonose, pavyzdžiui, čia ties Maumedžių gatvės, tarp Maumedžių gatvės šaligatvio ir tarp pastato yra žalioji zona, joje yra sodinami įvairūs krūmynai, daugiamečiai žoliniai augalai. Taip pat, kaip minėjau, visas sklypo perimetras palei tvorą yra apsodinamas gyvatvorė.
palei individualius grupių kiemelius irgi yra numatomos gyvatvorės, taip atskirti, suteikti daugiau privatumo ir saugumo. Visame sklype šiuo metu yra 37 esami medžiai, iš jų yra išsaugomi 27, šalinamas vienas nesaugomas medis drebulė, jis yra šioje vietoje. 9 medžius, kurie yra čia šitoje vietoje, šios medžius planuojama persodinti su arboristo pagalba. Ir visi šalinami medžiai kompensuojami atsodinant naujus medžius sklypo ribose. Iš viso įvairiose sklypo vietose planuojama pasodinti apie 16 naujų medžių. Dar šiek tiek apie sklypo reljefą, tai kaip minėjau, viskas taip nuo sankryžos, nuo šiaurės kyla pietų link, tai viso sklypo perkirtimas per visą sklypo ilgį yra apie 7 metrus. Pačiame sklype yra projektuojama gana nedaug kietų dangų, tai pagrinde yra parkavimo aikštelė, ji yra projektuojama iš trinkelių dangos ir parkavimo aikštelėje būtent yra numatomas vandens surinkimas, taip pat vanduo yra surenkamas nuo pastato stogų. Apie inžinerinius tinklus. Tai kartu su pastatu yra projektuojami ir inžineriniai tinklai skirti būtent to pastato aptarnavimui. Pastatas yra prijungiamas prie visų centralizuotų miesto sistemų. Iš Braškių gatvėje esančio kolektoriaus yra projektuojamas šilumos tinklo įvadas į pastatą šioje vietoje. Taip pat išilgai Maumedžių gatvėje šiuo metu sklypo ribose yra ryšio tinklas. Šis tinklas yra iškeliamas už sklypo ribų į Maumedžių gatvėje projektuojamą šaligatvį ir projektuojamas įvadas į Rūsyje esančią serverinę. Taip pat Maumedžių gatvėje yra esamas vandentiekio tinklas, yra atliekami jo rekonstrukcijos darbai, tai yra naikinama ši sklype esanti vandentiekio tinklo atšaka, yra projektuojama nauja atšaka po Maumedžių gatvės šaligatviu ir yra projektuojamas įvadas į pastatą. Taip pat yra projektuojami ir nauji nuotekų, buitinių nuotekų ir lietaus šalinimo nuotekų tinklai. Lietaus nuotekų tinklai yra surenkami pirmiausia į akumuliacinę talpą, kuri yra po parkingu ir tuomet palaipsniui yra išleidžiami į centralizuotus miesto tinklus. Taip pat yra projektuojami elektros tinklai. Tai elektra yra atvedama į sklypą iš šios daugiabučių kieme esančios transformatorinės. Yra atvedamas tinklas iki sklypo ribos ir šis tinklas yra klojamas uždaru būdu, tai reiškia, kad virš jo esančios dangos nebus išardomos. Dar trumpai apie tokį vėl techninę dalį, apie sklypo ir pastato rodiklius. Tai visi sklypo pastato rodikliai yra projektuojami pagal Vilniaus miesto bendrąjį planą, tai sklypo užstatymo intensyvumas yra 0,4, toks ir leidžiamas pagal bendrąjį planą. Sklypo užstatymo tankumas neviršyje 40%, kas irgi yra nustatyta bendruoju planu. Apželdinta sklypo dalis, kaip minėjau, 50% sklypo ploto, čia pagal apželdinimo taisyklės. Automobilių stovėjimo vietų skaičius pagal taip pat galiojančias gatvės ir vietinės reikšmės kelių taisyklės yra 14 vietų. Pastato bendrasis plotas yra 2700 kvadratinių metrų, iš kurių apie 2000 yra antžeminis plotas, pirmas ir antras aukštas, ir apie 700 kvadratų yra pastato požeminis plotas rūsys. Pastato aukštų skaičius yra 2. Pagal bendrąjį planą galima maksimaliai statyti 3 aukštus. Pastato aukštis yra 9,30 m, kas irgi neviršyje bendrojo plano rodiklių. Pagal bendrąjį planą galima statyti pastatą iki 12 m aukščio.
Taip, ištrauka iš bendrojo plano, tai būtent Vilniaus miesto bendrajame plane sklypai yra išskirta atskira zona, specializuotų kompleksų teritorija, pagal kurią būtent ir galima statyti mokslo paskirties pastatus. Pereisime į pastato vidų. Pradėsime nuo rūsio aukšto ir rūsio aukšte yra projektuojamas tokios, įvadų patalpos, techninės patalpos, kaip minėjau, bent kameros, kad ant stogų būtų kuo mažiau inžinerinės įrangos, skalbyklos patalpa ir didelę dalį rūsio užima priedanga, ši tokia užbrūkšniuota, pilkai užbrūkšniuota zona. Priedanga yra projektuojama 100% pastato naudotojų. Ir taip pat priedanga ne ekstremalios situacijos metu gali būti pritaikoma kitai veiklai, pavyzdžiui, panaudojama bendruomenės poreikiams. Pirmas aukštas, tai kaip jau turbūt daug kartų akcentavau, įėjimas yra nuo sankryžos iš pastato kampo per tokią stiklinę didelę vitriną. Ir įėjus į pastatą iš karto patenkama į tokią didelę holo erdvę foje, kuri turi galimybę apsijungti su renginių sale. Ir aš iš karto parodysiu ir vizualizaciją, kaip ši erdvė atrodo. Tai čia dešiniai pusėje yra įėjimas, vitrina, Maumedžių gatvė, o kairiai pusėje renginių salė. Tai pirmas aukštas yra dar padalintas į tokius kaip 2 pusaukščius ir tas toks aukščių perkirtimas, aukščių skirtumas yra išnaudojamas amfiteatriniam atsisėdimui, kur irgi gali vykti kažkokie nedideli renginiai. Kitoj pusėje čia matom laiptus, kurie veda į antro aukštą, kur yra visos darželio grupės, ir šalia laiptų yra ir liftas. Dar grįžtam į pirmo aukšto planą. Tai, kaip ir minėjau, čia yra liftas, čia laiptai, šitas amfiteatrinis atsisėdimas ir pakilus tą tokį vieną pusaukštį patenkame į neformalaus ugdymo klases, kur vyksta dailės, keramikos ar panašaus tipo užsiėmimai. Ir kita likusi pastato dalis yra skirta personalui, tai yra virtuvės patalpos, kurios turi tiesioginį patekimą į sklypą, į lauką ir patogų prieėjimą prie parkingo. Ir likusi šita dalis yra skirta administracijos kabinetams. Antrame aukšte yra visos darželio grupės, iš viso yra 8 grupės. 4 grupės yra skirtos 3–7 metų vaikams, tai šitos grupės, jos turi išėjimus į terasas, o likusios 4 grupės yra skirtos, jos yra tokios kaip universalios, jos yra skirtos vaikams nuo 2–3 metų amžiaus arba tiems vyresniems vaikams. Šios grupės turi tiesioginius išėjimus į kiemelius, iš kurių gali išeiti į likusią sklypo erdvę. Iš karto parodysiu ir grupės vizualizaciją, kad tas būtų gal geresnis įsivaizdavimas. Tai, kaip minėjau, grupės lubos yra šlaitinės, tai čia atsiskleidžia tas erdvės aukščio pojūtis, vaizdas, vitrininis langas į kiemelį, į gatvės pusę arba į kiemo pusę tokie mažesni langai. Sienos yra išnaudojamos įvairioms lentynoms, daiktų pasidėjimams. Ir pati grupė irgi yra taip padalinta į tokias atskiras zonas. Tai viena zona yra valgomojo žaidimų zona, kur šalia yra virtuvėlė, išėjimas į lauką arba išėjimas į koridorių. O kita zona yra miegamojo zona, kuri gali būti atskirta, miego metu ji gali būti atskirta akustinėmis užuolaidomis. Taip pat antrame aukšte dar yra universali sporto salė, kur irgi vykdoma neformali vaikų ugdymo veikla. Mokytojų, auklėtojų metodinis kabinetas, poilsio kambarys ir keli sensoriniai tylos kambariai,
kuriuose vaikai gali taip pabėgti nuo išorinio triukšmo, šurmulio, taip šiek tiek atsipalaiduoti, nusiraminti, pabūti tyloje. E, Visas tas erdves apjungia toks kaip, na, gal atrodytų ilgas koridorius, bet jis irgi yra skaidytas į kelis segmentus ir tas kiekvienas koridoriaus segmentas turi šviesos šaltinį, tai arba vaizdą į kiemelį su didelė vitrina, arba tokią irgi nišą su vaizdu langu į terasą. Ir koridoriaus vizualizacija, tai čia matome, čia laiptai, kurie veda į pirmą aukštą, langas į kiemelį, kur palangė išnaudojama irgi įvairiems atsisėdimams. Priešais matosi liftas, tai tikrai projektuojant pastatą siekiama, kad tie funkciniai ryšiai būtų kuo patogesni ir kuo aiškesni. Stogo planas, tai, kaip minėjau, stogui naudojama keramikos arba čerpių plokščių apdaila. Tos stogo nišos, 3 stogo nišos, kuriuose talpinama inžinerinė įranga, tai ji kuo, tai, kuo arčiau stogo vidurio, kad nuo gatvės matytųsi kuo mažiau. Ir pastato pjūviai, tai čia gerai atsiskleidžia pastato aukštų struktūra, tai 2 antžeminiai aukštai, 1 požeminis aukštas. Ir čia išilginėme pjūvyje taip pat matosi, tas pastato užstatymą formuoja 2 aukšto tūris, o 1 aukštas, rūsio aukštas, yra šiek tiek mažesnio ploto. Pastato fasadai, tai čia matote pagrindinius pastato fasadus, nuo Braškio gatvės yra fasadas su tuo apvaliu langu ir Maumedžių gatvės išklotinė, tai čia gerai atsiskleidžia tas reljefas, kur minėjau, kad nuo vienos sklypo pusės iki kitos yra 7 metrų aukščio perkirtimas, tai čia matosi, kad čia yra 2 aukštų tūris, kitoj pusėje 1 aukšto. Fasado apdailai yra naudojamos 3 pagrindinės medžiagos, tai didžiąją dalį sudaro medžio dailylentės su tokiamis šiek tiek iškištomis tūrėmis lamelėmis. Pirmam aukštui, čia ties šitą 1 aukšto liniją, yra naudojama betono apdaila ir ji irgi yra dengiama tomis pačiomis medžio lamelėmis. Taip, taip fasadą taip šiek tiek suvienodinant, išgaunant tokį vientisą architektūrinį vaizdą. Ir ties terasomis ant fasado yra taip, tarsi užleidžiama stogo keramikos ar čerpių apdaila, taip dar labiau išryškinant tuos terasų tūrinius prakirtimus. Kiemo fasadai, tai kiemo fasadai irgi yra nemažiau svarbus negu gatvės fasadai. Jiems yra naudojamos analogiškos medžiagos ir analogiški principai. Ir pereisime dabar į antrąją susirinkimo dalį, pakomentuosime iki viešo susirinkimo gautus pasiūlymus. Tai iš viso, kaip minėjau, buvo gauti 6 pasiūlymai ir 1 klausimas iš 3 paklausėjų. Taip, pirmas paklausėjas pasiūlymas yra suprojektuoti įvažiavimą į darželio automobilių stovėjimo aikštelę iš Braškio gatvės. Tai iškart pakomentuosiu, kad į pasiūlymą atsižvelgti dėja negalime, nes turime gavę Vilniaus miesto savivaldybės prisijungimo prie susisiekimo komunikacijų sąlygas ir sąlygose tokios galimybės padaryti įvažiavimą iš Braškio gatvės nėra numatyta. Yra numatytos 2 opcijos. Viena yra iš šio rytinėje sklypo pusėje esančio kelio, kaip mes ir projektuojame. Ir kita galimybė pagal sąlygas yra numatyta iš Maumedžių gatvės. Iš Maumedžių gatvės įvažiavimo nesirinkome, kadangi Maumedžių gatvėje yra, pastatas yra taip formuojamas perimetras Maumedžių gatvės su pastatu
Ir taip pat yra išsaugomos vertingos medžių grupės ir ta tokia reprezentatyvi pusė yra būtent Maumedžių gatvės. Dėl to, na, architektūriškai šio sprendimo nesirinkome ir parkingui išnaudojame būtent šitą sklypo zoną. Ir įvažiavimą projektuojama iš šito rytinėje pusėje esančio kelio, kaip leidžia gautos sąlygos. Toliau antras paklausėjas, na čia toks labiau klausimas buvo, kas tai yra nuotekų šalinimo tinklai, vandentiekio tinklai. Ar nebus papildomų kvapų ir garsų, tai na, tie vandentiekio ir nuotekų šalinimo tinklai yra požeminiai tinklai, kaip na, požeminės komunikacijos skirtos aptarnauti būtent darželio pastatą ir jie, na, taip net vizualiai net ir nėra matomi, na, matosi tik šulinių dangčiai ir kvapų ir garsų jokių tikrai nėra. Dar buvo klausimas, jūs rengiate susirinkimą, kai jau, kaip suprantu, priimtas sprendimas ir darbai pradėti. Tai čia irgi gal pakomentuosiu, kad turbūt kalba eina apie šiuo metu pradėtus vykdyti būtent Maumedžių gatvės projekto ir skvero, Maumedžių gatvės ir skvero projekto darbus. Tai yra atskiras projektas, kuris jau yra praėjęs visas ir projektinių pasiūlymų viešinimo ir statybos leidimo procedūras ir nupirkti rangos darbai ir darbai šiuo metu vykdomi. Būtent darželio projekto, kur projekto ribos yra būtent tik ties sklypo ribomis, šio projekto jokie statybos darbai nėra vykdomi, nes net nėra gautas statybos leidimas. Ir trečias paklausėjas atsiuntė kelis pasiūlymus. Tai pirmas pasiūlymas yra krepšinio sportinio aktyvumo vaikų žaidimų aikštelę įrengti, perkelti į dvi vietas. Tai A vieta šioje zonoje, B vieta šioje zonoje. Tai irgi, kaip čia toks formalus atsakymas, kad šios zonos yra už projekto ribų. Mes su šiuo projektu negalime to įgyvendinti, tai turėtų būti, jeigu tai būtų daroma, tai turėtų būti daroma tiesiog atskirais projektais. Kas liečia B vietą, tai šioje vietoje pagal Maumedžių gatvės ir skvero projektą jau yra numatyta tokia vaikų žaidimų aikštelės zona su vaikų žaidimo įrenginiu, tinklinė piramidė. Taip pat čia Avižų gatvėje irgi yra numatyti, tame pačiame projekte yra numatyti keli sporto įrenginiai, treniruokliai, tad ta infrastruktūra bus pagerinta įrengus šį kitų projektų vykdomus darbus. Taip pat, kas liečia dar vaikų žaidimų aikštelę, tai, kaip jau irgi minėjau, kad ši pietinėje pusėje esanti vaikų žaidimų aikštelė, priklausanti darželiui, bus atvira darželio nedarbo valandomis. Tai reiškia, jie galės naudotis visą aplinkui esantį bendruomenę. Taip kad, taip, ta nedidelė aikštelė, kuri šiuo metu yra sklype, ji bus panaikinta, bet situacija bus, sakyčiau, pagerinta, kadangi ir Maumedžių gatvės ir skvero projektui rengiami yra nauji ir sporto treniruokliai, ir vaikų žaidimų aikštelė, ir darželio vaikų žaidimų aikštelė, kuri bus tikrai didesnė negu dabar esanti, bus atvira bendruomeniai, taip kad ta situacija pagerės. Kas liečia dar sporto aikštynus, tai irgi neseniai buvo atnaujinti ir Jeruzalės progimnazijoje esantis lengvosios atletikos bėgimo takai ir futbolo aikštelės, krepšinio aikštelės, tad tos sporto infrastruktūros šiame rajone yra. Kitas klausimas, pasiūlymas buvo Maumedžių gatvės rekonstrukcijos arba ugdymo įstaigos statybos metu panaikinti žalią veją tarp šaligatvio ir Maumedžių gatvės ir padaryti daug daugiau statmenai važiuojamąjai daliai skirtų parkavimo vietų, padidinti maksimaliai vietų projektuojamoje aikštelėje. Tai čia vėl tas pats atsakymas, kad mes Maumedžių gatvės projekto sprendinių keisti negalime. Šis projektas, darželio projektas, neapima tos gatvės sprendinių ir gatvės
sprendiniai jau buvo viešinti ir gautas statybos leidimas ir pradėti vykdyti darbai, tad, na, taip, formalus atsakymas, kad tiesiog neapima projekto riba, neapima Maumedžių gatvės sprendinių. Kas liečia dėl padidinti maksimaliai vietų projektuojamoje aikštelėje, čia turbūt sklypo ribose, tai na, tas irgi mes jau projektuojam tą maksimalų vietų skaičių parkavimo aikštelėje, projektuojam pagal tai, kiek numato statybos techniniai reglamentai. Padidinti vietų irgi taip, na, paprastai negalim, nes yra esami medžiai, kuriuos, na, taip pat svarbu išsaugoti. Yra numatytas želdynų procentas. Turime darželio sklype įrengti 50% želdynų. Tad, na, tas didelis sklypo plotas turi likti laisvas. Tai neužstatytas parkingais ar pastatais. Yra ir pastato programa, kurią turime išpildyti. Nu, ir kitas dalykas, kad na, ta parkavimo aikštelė yra naudojama, kaip jau minėjau, tik darbuotojams, tik personalui. Tad padidinti vietų skaičių toje aikštelėje nematome prasmės ir poreikio. Personalui tų vietų, 14 numatytų vietų turėtų tikrai pakakti. Ir kitas dalykas, na, padidinus dar parkavimo vietų, tai padidės ir tame esamame pravažiavime rytinėje pusėje ir automobilių srautai. Na, tai tad sukurtume dar vieną problemą. Tad į šį pasiūlymą irgi negalėsime atsižvelgti. Trečias pasiūlymas yra sumažinti statomo pastato dydį, taip pat vaikų ir darbuotojų skaičių ir padaryti 2 įvažiavimus, vieną iš Maumedžių gatvės aikštelę ir išvažiavimą į Brašių gatvę. Tai dėl Brašių gatvės jau minėjau, kad to padaryti negalim dėl gautų prisijungimo prie susisiekimo komunikacijų sąlygų. Sumažinti pastato dydį, na, to irgi negalėsim padaryti. Na, pastato programa, na, prieš mums pradedant dar projektinių pasiūlymų bylą rengti, tai buvo vykdomas ir kūrybinės dirbtuvės, ir organizuojamas architektūrinis konkursas, kur jau buvo ir nustatytas pastato dydis, pastato programa, įvertinta, koks yra vaikų poreikis, koks yra grupių poreikis, tad, na, taip paprastai negalėsim sumažinti pastato. Kitas klausimas, pasiūlymas yra dėl kaip į esamą parkavimo aikštelę įvažiuos didesnis autobusas. Tai čia irgi gal pakomentuosiu, kad neplanuojama, kad į parkavimo aikštelę važiuos autobusas. Pagal teisės aktus nėra numatyta nėra privaloma darželiui numatyti autobuso sustojimo vietos ir tokio poreikio nėra ir užsakovo užduotyje. Ir kaip minėjau, dar prieš pat susirinkimą gavom dar vieną pasiūlymą. Tai pasiūlymas čia neįdėjau skaidrės, bet pasiūlymas buvo projektuoti didesnę priedangą. Pakomentuosiu, kad priedanga ir taip yra projektuojama didesnė nei reikalauja teisės aktai. Mes priedangą projektuojame 100% pastato naudotojų. Tai reiškia, kad priedangoje galės pasislėpti visi, skaičiuojama, kad pastate yra 160 vaikų ir 45 darbuotojai. Tai priedangoje galės pasislėpti 100% šių pastato naudotojų. Pagal teisės aktus privaloma yra projektuoti priedangą 60% pastato naudotojų. Na, taip teisės aktai turi tokią išlygą, kaip, kad ne visada pastate būna visuomet 100% visų jo naudotojų. Tad mes pagal užsakovo užduotį priedangą jau projektuojame didesnę negu kad numato teisės aktai, tad irgi jos dar labiau didinti, turbūt to nedarysime. Tai mes baigiame abi šio susirinkimo dalis, projekto pristatymą ir atsakymus iki viešo susirinkimo gautus klausimus, pasiūlymus.
Ir dabar kviečiu visus užduoti klausimus arba pateikti pasiūlymus. Matau, kad į susirašinėjimo langelį yra užduotas klausimas. Taip. Darželio kvadratūra neįtikėtinai didžiulė, 2700 kvadratinių metrų, beveik 17 kvadratinių metrų vienam vaikui, atitiktų 10 didžiulių sugrūstų namų dydį. Argi šitiek daug vienam darželiui reikia? Galėtų būti bent trečdaliu mažesnis plotas, atrodo tikrai grėmėstiškai sugrūsti pastatai numatyti prie pat gatvės, kas visiškai netitinka deklaruojamo pastatų lengvumo. Ar galima surinkę parašus kreiptis dėl pastato ploto sumažinimo? Na, kaip jau minėjau, kad mes kaip projektuotojai turim atitikti numatytą programą, nes mes taip, na, nėra taip, kad patys sugalvojame, kiek ten yra kvadratų vienai grupiai, vienam vaikui, tai yra viskas nustatyta pagal higienos normas ir pagal Vilniaus miesto savivaldybės užduotį. Tai kaip ir minėjau, kad na, klausimus galit užduoti arba žodžiu. Na, dabar visų jūsų mikrofonai yra išjungti, tai jeigu norėsit užduoti klausimą, tai reiktų paspausti unmute mikrofoną ir tada galėsite žodžiu užduoti klausimą arba galite ir susirašinėjimo langelėje. Matau, dar vienas yra klausimas. Ar ne per numatyta administracinių patalpų pirmame aukšte? Čia turbūt ar ne per daug numatyta administracinių patalpų pirmame aukšte? Gi administracijos nėra daug, auklėtojai savo kabinetų neturės. Tai galiu pakomentuoti, kad, nu vėl, tai viskas yra pagal užsakovo užduotį, užsakovo programą. Auklėtojai, taip, auklėtojai neturi savo kabinetų, jie didžiąją dalį laiko leidžia grupėse, turi savo atskirą bendrą metodinį kabinetą, poilsio kambarį, bet visi kiti kabinetai, kurie yra pirmame aukšte, yra skirti, na, labiau ne auklėtojams, bet kitiems specialistams. Jeigu gerai pamenu, yra numatyti 5 administracijos darbuotojai, tai direktorius, na, pavaduotojai turbūt ar panašiai. Ir yra ir kiti specialistai, kaip pavyzdžiui, keli yra psichologų kabinetai, sveikatos priežiūros specialistas, ūkvedžio kabinetas, tad tie administraciniai kabinetai yra skirti būtent na, tokio pobūdžio specialistams. Gal dar kažkas turit klausimų, pasiūlymų? Taip. Matau, čia atskiltyje yra dar klausimas, ar jūs žinoma, ar dar yra Vilniuje išdygęs toks gigantinis vaikų darželis? Taip, tai, na, žinoma, čia iš tikrųjų, tiesą sakant, na, šiuo metu Vilniaus miesto savivaldybė yra, nu, projektuoja šiuo metu tikrai daug darželių, dar ne visi yra gavę statybos leidimus, ne visų statybos darbai yra pradėti, bet tiesą sakant, na, šitas darželis yra tikrai vienas iš mažesnių, netgi sakyčiau, nes 8 grupės, 160 vaikų yra toks tikrai, na, palyginus su kitais darželiais, tai vienas mažesnių iš tikrųjų. Bet vėlgi, na, viskas yra atsižvelgiant į sklypo konfiguraciją. Tai
Sklypas tikrai yra tokios nestandartinės formos, na tai pagal sklypą, pagal sklypo gabaritus, pagal Vilniaus miesto bendrąjį planą užduotus rodiklius, reglamentus, būtent tokio dydžio ir pastatas yra projektuojamas. Ačiū. Taip pat, kas uždavinėja klausimus viešo susirinkimo metu, irgi nežinau, ar jau parašėte, ar galbūt dar parašysite savo kontaktinius duomenis į gerda@archipoint.lt arba į šitos raštinimo langelį, tuomet mes į tuos visus klausimus, pasiūlymus dar galėsime jums atsakyti ir per 5 darbo dienas po šio viešo susirinkimo. Tai tiesiog bus toks antras oficialus atsakymas. Jeigu savo kontaktų elektroninio pašto adreso nepaliksite, tuomet tiesiog neturėsime galimybės to oficialaus atsakymo pateikti. Tiesiog dabar tik pakomentuosime tik susirinkimo metu. Taip, matau, dar yra 2 klausimai. Koks tikslas, jeigu jau nieko negalite pakeisti ir ką reikia daryti, kad šis darželis nebūtų čia statomas? Tai, na, nežinau, kaip na, pakomentuoti, kad mes tam tikrus pakeitimus galime daryti, jeigu na, matome, kad tie pakeitimai yra racionalūs, logiški, nu, neprieštarauja teisės aktams, neprieštarauja užduočiai. Mes tikrai tokius pasiūlymus galime atsižvelgti ir tokius pakeitimus daryti. Tačiau, na, jeigu pasiūlymai yra, kad darželis nebūtų čia statomas, tai nu, mes negalime tiesiog į šį pasiūlymą atsižvelgti, nes šie jau daug etapų yra praeita šio darželio, tai kaip jau ir minėjau, dar prieš organizuojant architektūrinį konkursą buvo ir kūrybinės dirbtuvės ir su gyventojais organizuojamos, po kūrybinių dirbtuvių architektūrinis konkursas, tuomet tas viešas, toks neoficialus viešas susirinkimas su vietos bendruomenė balandžio mėnesį vyko, dabar jau vyksta na, tas toks oficialus projektinių pasiūlymų pristatymas pagal teisės aktus, tai tas projektas yra na, taip jau daug etapų praėjęs ir tas sprendimas, kad būtent čia būtų statomas darželis, buvo priimtas jau ankstesniuose etapuose. Tai kol kas naujų klausimų, pasiūlymų nematau, tikrai sakau, jeigu kažkas norite ar žodžiu, ar raštu, tikrai rašykite. Tai pagal oficialias procedūras viešinimas vyksta turi vykti lygiai valandą, jeigu na, niekas daugiau klausimų neužduoda. Jeigu dar turėsite klausimų, tai na, tą diskusiją dar laiką šiek tiek pratęsime, bet dabar yra be 6 minučių 18 valanda, tai palauksime tas 6 minutės ir galbūt dar kažkas iš jūsų ar kažką parašys ar komentuos. Labą dieną. Ar girdisi, ar ne? Taip, sveiki, girdisi. Norėjau dėl tos pačių parkingų ir pristatymo vaikų į darželį. Tai jeigu jūs įsivaizduojat, pavyzdžiui, mokyklą, kur yra mokyklos gatvėje, 8 valandą, kai reikia prie jos praeiti ten žiemą,
orui kaip neįmanoma. Nes ten būna nu išmetamųjų dujų kamštis didžiausias mašinų, nes visi važiuoja vienu metu, visi nori vaikus greitai išleisti ir paleisti ir ten galim prie mokyklos. Sustojai, išleidai ir vaikas nuėjo. Ir tai susidaro didelis kamštis. Kaip jūs įsivaizduojat, kai į darželį reikės atvežti vaikus ir juos reikia nuvest, nurengt, dažniausiai dar reikia ir paguost. Kur tos mašinos dėsis? Jūs dabar atvažiuokit 8-7 ryto ir pažiūrėkit, kaip atrodytų gatvė Maumedžių ryte, po kol nebuvo pradėtas remontas. Tai jau dabar vietų nėra. Kur jie visi sustos ir kur jie tuos vaikus išleis? 160 vaikų, 45 darbuotojai. Tai yra nejuokinga. Taip, tai aš jau turbūt komentavau ne kartą. Jo, bet tai nieko nesprendžia. Tai tas jūsų komentavimas nieko nedavė. Iš karto dar, jūs lyginate su mokykla, tai iš karto, pasakysiu, kad mokyklos... Kadangi turėjau vaikų, tai žinau, su ko lyginti reikia. Tai mokykloje, tie vaikai, pamokos prasideda taip, ten lygiai 8 ir visi vaikai tuo metu ir ten turi būti atvežami. Su darželio situacija, yra kitokia, tiesiog, Deja, visai ne kitokia. Visi važiuoja į darbą panašiu metu. Lygiai taip pat mano vaikai važiuodavo, yra mažutėliams darželis prie Krikščioniškas, va čia jau prie pat Jeruzalėje. Prie jos yra beveik 60 vietų aikštelė didžiulė ir dar šone 20 vietų prie bažnyčios. Ir kai būdavo kalėdiniai baliai, nerasdavau, kur pastatyti mašinos. 60 vietų parkavimo aikštelė. Aš nerasdavau vietos, kur pastatyti mašiną. Per kalėdinius, per velykinius, per visas religinės šventės. Kaip jūs įsivaizduojat, kur visą tai, kai vyks darželėje kokie nors renginiai, kur tėveliai atvažiuos ir pasisparkuos? Čia bus užmušti visi kiemai aplinkui, bus krūva pykčių. Čia turbūt visų interesai yra skirtingi, visų interesus turim suderinti. Jo, bet aš suprantu, pavyzdžiui, įsivaizduokit dabar tėvai. Pasiūlymą ar panašiai tiesiog nusiūlome, tai parašyti. Tai aš vieną iš pasiūlymų jums daviau, kad reikia padaryti statmenas vietos Maumedžių gatvėje. Į jį atsakysime po viešo susirinkimo per 5 darbo dienas. Jo, tai jūs man atsakėte, bet jūs nedavėt jokio sprendimo. Jūs pasakėt, kad tai neįeina į projekto ribas. Tai neatsakymas. Šiuo atveju, tiesiog mes, kaip projektuotojai, negalime daryti įtakos kito projekto sprendiniams. Bet jūs galite kreiptis ir aiškinti, kad tai yra problema, kuri tikrai akivaizdi ateityje. Aš suprantu, kad jums tai skamba kaip toks formalus atsakymas, tiesiog aš komentuoju, ką mes šiuo atveju galime padaryti ir kodėl mes tiesiog į tą pasiūlymą jūsų negalime atsižvelgti. Bet jūs manau, kad galite kreiptis į seniai užsakovą, kad jisai priimtų, čia nėra kažkoks užsakovas iš nežinia kur. Užsakovas dalyvauja susirinkime, užsakovai yra perduoti visi gauti pasiūlymai, tai nėra taip, kad mes nuo užsakovo tą informaciją slepiame. Bet tas užsakovas tą pačią Maumedžių gatvę irgi reguliuoja, tai jisai gali dabar pakeitimus padaryti. Tad tas jūsų pasiūlymas niekur nedingsta, jis bus užfiksuotas, į jį bus atsakyta. Supratau. Bet esmė, tai čia yra užprogramuota problema iš anksto. Jūs tą suprantat. Su vaikų pristatymu, išlaipinimu bus didelė problema iš tikrųjų. Aš manau, kad apie šią... Aš jau su tuo susidūriau, nes specialiai vedžiau vaiką į Krikščionišką darželį, bandžiau papult. Nes Baltupiuose, kur yra 2 darželiai, prie jų neįmanoma privažiuoti būdavo. Net dokumentus, kai reikėjo paduoti, neilės begalinės, aišku, buvo. Prie jų net privažiuoti neina, kad dokumentus paduoti darželį. Tuo metu, kai visi važiuoja į darbą, ten yra didžiulė problema. Atvest vaiką į darželį yra didžiulė problema. O čia aplinkui, gyvenančiuose rajonuose, šitam rajone, aplinkiniuose namuose, čia jau tų vaikų netiek daug liko. Čia visi jau pasenę žmonės yra. Vyresnio amžiaus. Kam čia tas darželis šitoje vietoje? Ar jo nebūtų protingiau statyti kažkur tai prie Kalvarijų gatvės? Kur viešasis transportas juda. Už medžiotojų restoranų ten didelis plotas yra. Kam jį kišti čia?
Aš labai atsiprašau, aš trumpai norėčiau pakomentuoti darželio vietą, kaip projektuotojai nurodė, buvo suplanuota miesto planavimo dokumentuose greičiausiai, o dėl gatvės Maumedžio gatvės projekto pasiūlymą mes išgirdome, jūs taip pat pateikėte pasiūlymą, taip suprantu, raštu dėl statmenų parkavimo vietų ir taip pat dėl eismo reguliavimo galimai bus priimtos tam tikros priemonės tam, kad tos vietos tam tikrų metų nebūtų užimamos pačių gyventojų, o būtų suteikta greičiausiai galimybė atvažiuoti, išleisti vaikus, nu, žinote, kaip būna tam tikrom valandom, taip sakant, rezervuoja tas vietas. Bet mes pasiūlymą išgirdome ir jums projektuotojai teisingai atsakė, kad per 5 darbo dienas pateiks atsakymą raštu. Gerai, nu ką padarysi. Yra kaip yra. Dėkui. Tai kviečiu dar kažkas, jeigu norit užduoti klausimus, nes jeigu tokių nebus, tuomet dabar yra 6 valanda, tai susitikimą ir baigsime. Aš dar dėl slėptuvių norėjau. Jūs ten minėjote, kad jūs padarėte didesnės tas slėptuves negu numatyta normose. Bet aš suprantu, kad jos yra numatytos tik tai darželio vaikams, mokytojams ir visiems tiems, kurie yra tuo momentu darželėje. O kokia nauda aplinkiniam gyventojams? Tai Kur jeigu tiem aplinkiniam gyventojams slėptis? Pavyzdžiui, šitoj zonai nėra. Tai ir negalima prie to pačio darželio padaryti naudą ir kad aplinkiniai gyventojai galėtų tenais, nu kažkiek tai žmonių sutilpti, pavyzdžiui, 100, 200. pakomentuosiu dėl būtent tokio dydžio, dėl būtent tokio slėptuvės dydžio, nu tiksliau net ne slėptuvės, o priedangos dydžio. Tai tas įstatymų numatytas 60% yra, na, toks irgi, nu, ne iš piršto laužtas. Tai tarkim, jeigu žmonės būna namuose, nu, ten vakare būna namuose, dieną būna darbe, tai jeigu kiekvienas pastatas turėtų slėptuvę, priedangą 100% pastato naudotojai, tai būtų tiesiog, na, labai neefektyvu kaštų sąnaudų prasme. Dėl to tas yra teisės aktuose numatytas 60%. Šiuo atveju įvertinant būtent tai, kad, na, darželis yra jautri vieta, yra ir aplinkinių namų, tai dėl to yra priedanga projektuojama jau didesnė negu teisės aktuose nurodyta. Tas, na, aš nemanau, kad čia bus ribojama, kad, na, į priedangą būtent gali patekti tik tais darželio naudotojai. Čia turbūt jau irgi, na, jeigu bus galimybė, galima ir jie galės naudotis ir aplinkiniai gyventojai, bet, na, šį jūsų pasiūlymą užfiksuosime, priedangą daryti didesnę, įvertinsime, pabandysime kartu su užsakovu, įvertinsime ir, nu, jums taip pat atsakysime. Tiesiog, na, aš taip visiems tiems aplinkinių daugiabučių pastatams, na, priedanga turėtų būti labai didelė, tai to tokios nesuprojektuosime. Ir kitas dalykas, dar yra tas priedangos, na, nubėgimo laikas į priedangą, jis irgi, na, tiesiog ne visada veikia. Jeigu tu iš aplinkinio daugiabučio turi bėgti dar per lauką į priedangą, kur yra ten visai kitame pastate toliau, tad, na, tas laukas, aplinkinių daugiabučių laukas, kurį gali apimti tą priedangą, yra toks gana ribotas. Bet, na, sakau, šį jūsų pasiūlymą tikrai užfiksuosime, įvertinsime ir jums atsakysime raštu. Malonu. Ir dar norėjau dėl vaikų žaidimo aikštelės. Ten paprastai rašta, kad į tą vaikų žaidimo aikštelę bus galima patekti ne darbo metu, taip suprantu, kada jau vaikai bus išėję iš darželio. Taip. O jūs tikra, kad ten bus galima papult? Nu, Nes paprastai, kai tai priklauso darželiui, tai tada atsiranda darželio atsakingi darbuotojai, kurie sako, man reikia rūpintis tą teritoriją, jinai užkabina spyną ir sako, aš noriu, kad čia niekas man vaikščiotų.
Taip, aš iš karto pakomentuosiu, kad taip, na, mums turbūt įprasta yra, kad visi darželiai yra užrakinti, na, dėl saugumo ar ten dėl kitų dalykų ir niekas jos negali patekti. Tačiau dabar tikrai tuose naujai projektuojamuose darželiuose ta praktika yra taikoma, kad, na, ar visas sklypas, ar tik tais dalis sklypo su vaikų žaidimų aikštelėm yra paliekama atviros darželio nedarbo metu prieinamos bendruomeniai. Tad tiesiog tokią praktiką taiko Vilniaus miesto savivaldybė ir mes gavome iš jų tokią užduotį taip numatyti. Ir būtent Bet tam praktikai būna kitaip paskui. aš dar tiesiog gal pabaigsiu. Tai Atsiprašau labai. būtent, kadangi mes gavome tokį užduotį, tam ir bandome pritaikyti ir sklypo sprendinius. Šiuo atveju tai nėra taip, kad na, visas sklypas bus prieinamas bendruomeniai, tiesiog tas, na, dėl ir tokios sudėtingos sklypo konfiguracijos ir dėl sudėtingesnės priežiūros yra pasirinkta tik viena tokia, na, aiški, gerai apžvelgiama sklypo zona. Numatyti vartelį į kitą sklypo dalį, kuriuos galima užrakinti, o kitus vartelius atverti, kad iš gatvės būtų galima patekti, numatytos vaizdo kameros ir kiti saugumo užtikrinantys sprendiniai. Tai mes iš projektavimo pusės, na, kiek galima į tai atsižvelgiam ir tą saugumą, kiek įmanoma, bandome užtikrinti. Iš projektavimo pusės viskas aišku, bet iš praktikos, tai kiek žinau, ten bus užžudyjusi spina, kurios nebus įmanoma atrakinti. Tai čia iš praktikos žinau šitą dalyką. O negalima būtų, pavyzdžiui, iš užsakovo paprašyti, kad jisai, kadangi prarandama yra vaikų žaidimo aikštelė, kurią tikrai ateina dieną dabartiniai gyventojai su mažamečiais vaikais, ten į smėlio dėžę ar kažkur pasižaisti, kad tokią aikštelę, čia prarandam, nes realiai tai mes ją prarandam iš tikrųjų. Gretimuose tose pastatuose, plotuose kažkur tai ir, sutvarkyti, padaryti papildomą aikštelę. Kažkur aplinkinėse teritorijose. Gal užsakovas gali, paprasčiausiai sakyti, kadangi ten prarandam, tai kitoje vietoje sutvarkom ir padarom didesnį. Tai aš turbūt jau šiek tiek ir komentavau dėl to Maumedžių gatvės skvero, kokie ten yra įrenginiai įrengami, bet taip dėl tos būtent aikštelės perkelimo ar naujos įrengimo irgi šitą jūsų pasiūlymą užfiksuosime. Dabar taip neatsakysiu, ar įrengsim, ar neįrengsim. Čia net ne jum, o čia daugiau užsakovų yra prašymas, kad užsakovas šito klausimu pasirūpintų. Taip, mes pasiūlymą užfiksuojam, aptarsim su užsakovu ir atsakysim jums. Dėkui, Gerda. Ačiū visiems. Ačiū Jums. Ar dar yra iš visuomenės atstovų klausimų? Tai jeigu klausimų daugiau niekas neturi, tai dar kartą paprašysiu visiems atsiųsti savo kontaktinius duomenis. Dar kartą pakartosiu savo elektroninį paštą, tai yra gerda@archipoint.lt. Nusiųskite savo vardą, pavardę, elektroninio pašto adresą ir tuomet į visus klausimus, pasiūlymus, kuriuos teikiate dabar su viešo surinkimo metu, mes jums atsakysime raštu. Taip, tai tuomet skelbiu turbūt viešą susirinkimą baigtą. Ačiū visiems už klausimus, už pasiūlymus. Ačiū, kad dalyvavote, kad išklausėte pristatymą ir, kaip jau minėjau, visiems, kas teikėte klausimus, pasiūlymus, jeigu tik nusiųsite savo kontaktus, tuomet galėsime jums atsakyti. Tai ačiū visiems ir gero vakaro.